šito reportažo tema. Kai norisi pabėgti iš miesto ir noris praleisti su draugų kompanija. Tai šiandien lankausi Miško Broliuose. Vieta iš tikrųjų tokia unikali. Buvusi raketų bazė. Įsikūrė sovietinį raketinį bazę. Tai kursus metu pravažiuosime visą teritoriją, kuri sudaranti 68 hektarus. Visa teritorija buvo aptarta 12 eilių spygliuota viela. Buvo dislokuojamos 8 vidutinio nuotolio raketos, kurios galėjo skristi iki 3000 km. Istoriškai ten buvo paruošta pilnai raketa, kuri turėjo būti paspaustas mygtukas ir jinai turėjo atlikti savo darbą, tačiau visų džiaugsmui šitą ir neteko, nors tikrai buvo didžiulė grėsmė. Tad kaip aš tenais atsidūriau? Skautais, kadangi aktyviai mes užsiemam, Ukmergėje yra skautų slėnis, su kuriuo dirbu ir nekartą yra tekę svečiuotis Miško Broliuose, bet taip prabėgant, užeinant, aktyviau neleidžiant laiko. Vieną dieną bičiulis man paskambino, sako, Tomai, ką veiki? Liepos 26 savaitgalį. Sakau, susitiksim, nes praktiškai metus laiko nebuvom matėmės, nesimatėm. Taigi, sako, atradau fainą vietą į Miško Broliai, į bunkerį, varom su nakvynę savaitgaliu. Sakau, kaip faina, žinau tą vietą, bet mėgau vienam bunkerį, bet kitame nėra tekę kituose pasižiūrėti. Tai taigi, mūsų šis savaitgalis atvykstame į Miško Brolius, į Kopūstelio raketinę bazę. Mumis pasitinka Ąžuolas, mūsų gidas, savo vardo pavardės neatskleidžia, kaip ir visi partizanai, taip ir Miško Broliai, kiekvienas turi savo slapyvardį, jo ir vadinasi ir prisistato. Taigi mumis pasitiko Ąžuolas, aprodė bunkerį ir galiausiai įsikūrus turėjome ekskursiją po Kopūstelio raketinę bazę. Ąžuolas mumis pavežiojo su tikrai sena karinė technika, pavadinimo aš neprisimenu, apie tai nemažai kalbėjom, bet pavežiojo aplink visą raketinę bazę, papasakojo istoriją, aprodė bunkerius, kurie yra rekonstruojami. Buvo apskaičiuota, kad filtrai bus efektyvūs iki 72 valandų, tai realiai šitame bunkerį galime prasidėti iki 3 parų. Vienoje pusėje suolas, kitoje pusėje suolas po suolais dujokukės geriamasis vandos sausas davinys. Šitas bunkeris talpina 30 kareivių. Tualetas yra parašytas, bet jo nėra. Man asmeninė nuomonė, kad tarp 3-2 durų tiesiog buvo padėtas kibiras. Aplankėme bunkerius, kuriuose jau galima apsistoti tiek su nakvynė, kaip ir mes įsikūrėm 4-vietėme bunkeryje, nes mūsų tokia nedidelė kompanija vyko. Ekskursijos metu tikrai apvažiavom visą teritoriją, mums parodė, kur buvo laikomas raketos, mums parodė, kur slėpėsi kareiviai, jeigu būtų atakos į tos bunkerius, viename iš jų ir mes nakvojame. Tai tikrai įdomi ekskursija. Man labai patiko, kad ir su manim visą šitą savaitgalį leido ir Aras mano šuo. Jokiausi, sakau, 4 bunkeristai ir šuo. Galiausiai po visos ekskursijos grįžom į savo gyvenimo vietą. Maisto gaminamės ant laužo. Įprastai, kai jau mane prisikalbinas, darau burgeriukus. Greitai paprastai ant laužo kepasi. Papietavus mes taipogi patraukiam į kubilą, kadangi visą Miško Brolių infrastruktūrą turi pirtis, turi kubilus. Tai tikrai, sakom, su kompanija, skiriam tokią vyriškam pasibuvimui. Bunkeris, ant laužo gaminamas maistas ir pasibūti kubilę, paplepėti, seniai matėmės, kaip ir minėjau, netoli metų laiko nesimatėm su bičiuliais. Tai jo, toks mūsų tas savaitgalis Miško Broliuose. Tikrai yra verta ką pamatyti. Jeigu su kompanija atvykus, tai galima ten turėti ir dažasvaidžius, ir šratasvaidžius, įvairius užsiėmimus. Mums bebūnant vyko netgi bernvakario tenai kovos, važinėjo, šaudė, mėtė dumšaškės. Tai tikrai yra tos pakankamai daug edukacinės veiklos. Arba su kompanija atvykti pasibūti tam tokiam netradiciniam pasibuvimui. Skautams, bičiuliams irgi sakau, kelis kartus sakiau, mums būtinai ten reikia atvykti, praleisti tą tokį partizaninį savaitgalį kitaip. Ir Miško Broliai turi ir tą tokį granai ruošiamą partizaninį bunkerį, kur talpins 6-8 žmonės, kas gali pasispausti, tai galima ir truputėlį daugiau. Tai yra tikrai tos infrastruktūros
begalę. Tikiuosi, jums patiko ta tokia mano lengva apžvalga, lengvas praleistas laikas Miško broliuose. Jeigu žino dar kažkokią tokią įdomią vietą, rašykit. Pabandysim pasiorganizuoti, aplankyti, duoti savo vadinamąjį feedbacką.